šeimininką. Rūgūnų vadinasi į lietuvių kalbą Mėlės. Ši nuostabi šeima, man patiko šią kelionę. Paklausim dabar šeimininko, dėl ko verta atvažiuoti pas jį кемпинг. Можешь говорить по-русски, по-латышски, по-немецки. Вопрос такой. Почему надо приехать тебе в кемпинг? Почему здесь надо? Хороший кемпинг, очень тихо. Все. И хороший хозяин. Вот. Да. До встречи. Да, конечно, приезжайте. Юра Бангвая. Айна. Ой, linksmas vasaros dainos ir draugų šurmulys, su tavimi kvatojam, prieš akis ošia jūra, į užvaldo mintis, pasiliksiu gal čia, aš svajoju. Nu, šio kempingo ypatumas yra tualetai, reikia pasakyti. Kitur būna lauko tualetai apleisti, o čia tai totališkai padaryti. Visi įrengti tokie yra vamzdžiai, ventiliacija kažkokia padaryta. Ir kvapo jokio. Taip idėliai, taip gražiai. Kažkoks išradimas čia yra, ne kitaip. Namus pasistato taip pat. Namus.
Taip atrodo čia. Ir taip. Prieina prie jūros. Tiesioginis prieimas. Štai. Nu taip galima. Lietuvoje taip neįsivaizduotų. Čia atsisėdęs man jį, o pažiūri savo jūrą. Nu ką, penktadienio vakaras. Saulė atrodo šį vakarą nusileis į dvi ponios. Laukia, atrodo, saulės nusileidimo. Pažiūrėsim, ką jūs pasakys. Galit kalbėti, jeigu ką. Šiaip tai laukiam gražaus saulėlydžio, va pažiūrėkit, saulė tarp mūsų, saulė, 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 šviečia, šviečia. Kur čia? Laukiam saulės, saulėlydžio, bet jūra tokia įdomi, tarsi rūkas, tarsi va, sakykim, ten tarsi kalnai. Čia stovi, sakė, raugunės žvaigždės arba mėlių žvaigždės. O kur iš jūsų Paulina randasi? Paulina, prašau. Gerai, tada Paulina pradeda šnekėti, kaip jums šitą kelionį. Kas patiko, kas užstrigo, ar kas nepatiko? Patiko labai ir jūra arti, švarus, smagu, tylu ir oras geras pasitaikė ir kompanija gera. Pirmiausia, kompanija gera. Pradėsim nuo to. Po to labai nustebino tikrai jūra. Jinai buvo 3 dienas skirtinga. Apakę. Nu, toliau, taip, stovyklavietė visai nebloga. Tai pagalvojus ir įvertinus, tai gal 5 balai. Iš kelių. Iš 10? Iš 5, ne? O Čia taip. kas mėgsta. O dabar tada atsitaisau čia. Mane tai nustebino tualetai. Konstrukcija ypatinga. Aš čia nufilmavau, tai čia ypatinga. Pirmą kartą mačiau, sumoka tokį pasidaryti tualetą. Ir šeimininkas turi 5 vaikus, visi darbštus, viskas tvarkinga, viskas veiksmas vyksta pas juos. Ir ko gero, kad panašu, kad mes čia dar atvažiuosim. Norėtų. Nu ką, laukiam tęsinio.
in the nighttime, when the world is at its rest, you will find me in the place I know the best. Dancing, shouting, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon.